supranti, kad viską, ką tu darai su savo rankom, viskas vyksta, žinoma, paciento kūne ir tai yra gyvybiškai svarbus dalykai ir kiekvieni ten milimetrai ne į tą pusę gali sukelti vieną ar kitą komplikaciją, kurią turi suvaldyti. Kiekvieną tavo žingsnį ir kiekvieną tavo sekundės darbą arba kiekvieną manipulaciją su tavo rankomis stebi, kaip šitoje konferencijoje buvo 2,5 tūkstančių žmonių. Tu per kelias sekundės pamatai, kaip tiesiogiai tu išgelbėjai žmogaus gyvybę. Esu svečiuose pas Tauragiškį daktarą Kasparą Briedį Kaune ir man žiauriai faina, kad atrandu tokius žmonės ir galiu su jais pakalbėti apie visiems, ko gero, neišvengiamai aktualias problemas, apie širdies operacijas, apie tai, kad ne tik reikia savo sveikatą tikrintis, bet ir kaip gydyti negalavimus. Bet pradėkim nuo pradžių. Kasparai, jūs Tauragiškis. Pradėkim nuo pačių pradžių. Mokykla, jūsų kelias į mediciną. Medicina niekuomet nebuvo ta mano ar svajonė, ar pirmo pasirinkimo kelias. Jinai turbūt, sakyčiau, atėjo ganėtinai vėlai mano, kaip moksleivio karjeroje. Tikrai niekas apie tai net nežinojo, kad planuoju, net pats nežinojau ir visiems tikrai netgi mokyklos mokytojams buvo nuostaba, kodėl ir kaip aš pasirinkau tą kelią. Lankiau pradžioje Šaltinio vidurinę mokyklą, susikloščių situacijai, kuomet jinai tapo pagrindinė mokykla, reikėjo pereiti nuo baigus 10 klasių jau tuomet į kitą mokyklą ir teko pasirinkti Žalgirių gimnaziją. Ir baigiau Žalgirių gimnaziją. Tai yra 2008 metai. Tai jau sakykime, kiek metų praėjo 16, jo. Tai nuo to laiko atvažiavau į Kauną nuo 2008 metų ir niekur kitur turbūt negyvenau apart visų mano kelionių arba stažuočių. Tai tikrai nevadinu tai kaip gyvenimo vieta, išvažiavimai ten ilgesniam laikui. Tai tiesiog tokia trumpa stotelė, kurioje teko pabuvoti, apie kurias galėsim ir pašnekėti. Ar dažnai grįžtu į Tauragę, aš sakyčiau, su laiku vis rečiau. Šiai dienai turbūt tenka apsilankyti gal tik tai kartą per metus. Turbūt ir šeima tokia jau yra gyvenanti tarp Tauragės ir Vilniaus, tai toksai tampa, vėlgi turbūt Lietuva mažas miestas, ar ne, ir tie keliai vieną ar kitą pusę daug skirtumų nepekeičia ir važiuoju ten, kur yra namiškiai, šeima ir su jais nori susitikti. Apart to, tikrai smagus prisiminimai iš Tauragės, tikrai turime daug istorijų ir daug prisiminimų, dažnai ir su draugais tenka susitikti Tauragiškis, kurie tikrai dabar irgi visur išsibarstė. Ir tos istorijos tikrai vertos kažkada gal reikės ir aprašyti kokią knygą. Kasparas yra kardiologijos klinikos intervencinės kardiologijos skyriaus gydytojas, kardiologas. Daktaras, ar ne? Su daktaro laipsniu jau? Taip, jau, daktaro laipsnį apsigyniau 23 metais. Abu ir tėvai mano yra gydytojai ir ta gydytojo duona ar kasdienybė man buvo matoma jau nuo mažų dienų. Galbūt aš jie tikrai neskyriau to tokio dėmesio pasiruošti savo tam galutiniam sprendimui įstoti į mediciną. Jinai man nebuvo tas vienintelis kelrodė žvaigždė, kad tėvai yra gydytojai ir man reikia būti. Ir kaip ir prisimenu, tikrai buvo labai daug dvejonių, netgi tos 12 klasės pabaigoje, netgi laikant valstybinius egzaminus, dar neturėjau tvirto apsisprendimo. Gal sakyčiau, netgi buvo vienas iš variantų stoti ir į teisę, į advokatūrą, bet turiu brolį, jisai pasirinko šitą kelią. Aš pagalvojau, kad 2 advokatų nereikia šeimoje ir gal kitas galėtų eiti į mediciną. Tai buvo mano pasirinkimas, kuris tiesiog įvyko, sakyčiau, spontaniškai, 12 klasės jau pabaigoje, išlaikius visus valstybinius egzaminus, tiesiog pasirinkau vienintelę stojamąją vietą, užpildžiau vienintelį prašymą mediciną ir, turbūt, sakykime, taip, su sėkmė nusišypsojo ir įstojau ir
pasirinkau Kauno medicinos universitetą, tuo metinį vadinamą, šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universitetas ir tikrai, žiūrint visą retrospektyviai, visą istoriją iki šiandien dienos, nei karto nesigailėjau savo pasirinkimų. Kalbant apie pačias studijas, tai yra medicinos studijos, kurios trunka 6 metus, tai tada tuo metu tu gauni iš karto tą magistro laipsnį, mes neturime bakalauro. Yra tokios, kaip sakyti, testinės vientisosios studijos 6 metų ir baigus 6 metus tu jau tada renkiesi, kur tu nori toliau save realizuoti. Tai yra labai skirtingi pasirinkimai, daugelio yra kartais apspręsti netgi jau įstojus į pirmą medicinos kursą, jie jau žino savo kelią, kur jie nori būti, tai kalbam apie tą rezidentūrą. O mano pasirinkimas kardiologijų turbūt irgi, kaip ir daugelis turbūt žino, tai nebuvo 6 metų projektas, kad visuomet žinojau, kur noriu toliau save realizuoti, tai turbūt irgi buvo paskutiniai medicinos studijų metai, 6 metais, kuomet, tu supranti, kad kažkur vis tiek reikės save toliau, pastumti į vieną ar į kitą pusę, tai ta kardiologija tapo tokia, sakyčiau, gal tokia aktyvesnė mano paieška, kuomet norėjau suprasti visus savo galimus pasirinkimus, kur galėčiau būti. Tai teko netgi paprašyti tėvų tokios, kaip sakyti, paslaugos, kad supažindintų su savo kursiokais, kurie studijuoja, kurie tiksliau yra baigę vieną ar kitą mano tuo met galvotą specialybę, kurioje norėčiau save realizuoti. Ir teko pas juos apsilankyti darbo aplinkoje, kokiuose, man atrodo, buvo 4 specialybės, apie kurias galvojau tuo metu. Ir tikrai pamatęs kardiologijos gydytoją, dar dirbant ir intervencinės kardiologijos srityje, kuomet visi tie infarktai, visos tos skubios situacijos ir ta, nežinau, ta aura, kuri mane tuo metu sužavėjo, turbūt ir lėmė tai, kad aš tą kardiologiją ir pasirinkau. Ir vėlgi, turbūt svarbu irgi paminėti, kad kuomet pasirenku variantą, nerašau 6 skirtingus variantus į pasirinkimo tą aplikaciją, kurią reikia priduoti. Vėlgi, tai buvo vienintelis variantas, įrašytas kardiologija, jokių kitų ir vėlgi turbūt sėkmė, kad pavyko įstoti, nes tikrai tai buvo ypatingai ir yra ypatingai tokia, sakykime, paklausi specialybė, kurią tikrai yra ne vienas norintis ir reikia ten turėti ir gerus ir pažymius, ir mokslinę veiklą, ir motyvaciniai pokalbiai, vėlgi visi tie dalykai susideda į tą konkursinį balą ir jisai apsprendžia, ar tu įstoji ar ne. Ir tikrai yra žmonių, kurie neįstoja į savo pasirinktą vietą ir tada tikrai nenorėčiau savęs pasakyti tą vietą ir tuomet, kai tu žinai, ko nori, labai nori ir bandai ir neįstoji ir tada, yra, manau, daug žmonių, kurie kartais iš to norėjimo neįstodami pasirenka kitą specialybę. Kuri nelabai miela. Ir yra tada vėlgi 2 keliai turbūt. Jie tą mielumą supranta vienaip, bet kai pradeda tenai dirbti, jie pamato, kad gal visai ir miela ir tada apsipranta ir jie kitokios net varianto net neįsivaizduoja. O yra tokių, kurie ima ir pakeičia savo karjeros viduryje, posūkį padaro ir stoja vis dėlto tenai, kur širdis geidžia. Intervencinė kardiologija tai irgi atveria tau galimybę ne tik vaistais gydyti pacientą, bet tai tu gali daryti begalį įvairių intervencijų, kurios neretu atveju išgelbėja tiesiog ir žmogaus gyvybę. Tai kalbam apie tos miokardo infarktus, kuomet yra liga, kuri kartais yra nesuderinama su gyvybe ir įdėjus į kraujagyslę stentą, atkimšus tą infarkto sukeltą kraujagyslę, tu per kelias sekundės pamatai, kaip tiesiogiai tu išgelbėjai žmogaus gyvybę ir tą akimirką tu tiesiog yra toks vidinis savęs tas pasitenkinimas, kad kartais ir atrodo nematomai, kad ir 3 nakties tu tiesiog išgelbėjai tam žmogui gyvybę ir, sakykime, pacientas švenčia 2 gimtadienį.
širdies vožtuvus galima pakeisti 2 būdais. Tas standartinis būdas, kuomet ilgus metus jau tas buvo daroma, tai yra vadinama atviros krūtinės ląstos operacija. Jau pats terminas iš savęs atsako į klausimą, kuomet yra atpjaunama krūtinės ląsta, yra atveriama, matoma širdis, yra pajungiama dirbtinė kraujo apytaka ir galvos smegenų kraujotaka yra atjungiama kartais tam, kad būtų galima atlikti operaciją keičiant vožtuvus. Žinoma, to operacinai trunka, tikrai nenoriu, kaip sakyti, turbūt vidurkis galbūt apie 4 valandos, sakykime taip. Pats jų neatlieku, tai atlieka širdies chirurgai. Taip. Ir tai yra daug metų atliekama operacija, visos komplikacijos žinomos ir jas galima labai greitai suvaldyti, kadangi viskas yra atvira, tu atliekus kažkokią komplikaciją, tu gali iš karto imtis veiksmų. Mūsų atveju, keičiant vožtuvą, tai mes tą patį, sakykime, biologinį vožtuvą, jis yra padarytas iš metalo ir jaučio dažnai perikardo, jis yra apdorotas įvairiais procesais, kad jisai nekalcifikuotų, kad jisai būtų toks neutralus aplinkai, sakykime, arba įdėjus į organizmą jisai nesukeltų kažkokių imuninių reakcijų. Tai mes jį galime įdėti per kirkšnies arteriją. Tai kuomet yra ilgi vamzdeliai, kuriuos įsistumiam į kirkšnies arteriją ir tada keliaujame iki viršaus, tai reiškia nuo pačios visas kelias eina aorta iki širdies. Naudojam rentgeno kontrolę, kadangi kai eini į vidų per centimetro pjūvelį, nesinori eiti aklai, tai turi naviguoti save, tas kelias turi to būti matomas ir žinomas. Tai rentgenas būtent tam ir padeda, nes rentgenas šviečia tavo visus prietaisus, kuriuos tu įvedi į žmogaus kūną ir to pagalba tu gali nunaviguoti tą vožtuvą tiesiai ten, kur jam reikia būti. Ir tai galima padaryti, tarkim, nuo pačios įėjimo pradžios, pakeisti patį vožtuvą tikrai galima ir per 20 minučių, ir 25 minutės. Tiesiog tu eini iki širdies, susirandi tą vietą, kur nori įdėti, reikia įdėti į seno vožtuvo vietą. Ir tas paleidimas įvyksta per sekundę ir 2 ir tu paleidi vožtuvą seno vožtuvo vietoje, jisai ten įsitvirtina, dažniausiai turi būti senas vožtuvas kalcifikuotas, nes kalcis veikia kaip medžiaga, kuri neleidžia naujam vožtuvui pajudėti iš vietos, jį inkaruoja, jis kaip inkaras veikia. Ir tiesiog įdėjus vožtuvą jis pradeda veikti iš karto ir tu tiesiog ištrauki visus savo tos, kaip sakyti, kateterius, sakykime, taip paprašiau. Ir tada užsiūni tą arteriją ir žmogus, jeigu taip, yra centrų Europoje, kurie tą pačią dieną paleidžia žmonės namo arba reabilitaciją. Mes tengiamės dar pacientus palaikyti kokias 3 dienas po operacijos tam, kad tiesiog pastebėti, ar nėra kažkokių vėlyvų komplikacijų, kardiogramos pasikeitimų, kraujavimo iš tos arterijos, pro kurią einam. Tai turbūt yra saugesnis paciento priėjimas prie viso šito. Nemanau, kad reikėtų pacientus po tokių operacijų išleisti tą pačią dieną, tai jokios naudos turbūt niekam neatneš. Tai turbūt reikėtų suprasti tą vidinį pasaulėžiūrą to operuojančio žmogaus. Tai tu supranti, kad viską, ką tu darai su savo rankom, ir viskas vyksta, žinoma, paciento kūne ir tai yra gyvybiškai svarbus dalykai ir kiekvieni ten milimetrai ne į tą pusę gali sukelti vieną ar kitą komplikaciją, kurią turi suvaldyti. Ir, žinoma,
komplikacijų valdymas ateina su nemenka patirtim, tu turi tikrai ne vieną ją pamatyti, ne vieną ją mokėti suvaldyti ir žinot, ką darai. Pasakymas dėl tiesioginės transliacijos, tai turėtumėm suprasti, kad kai tu dirbi operaciniam lauke, tai personalas tai gal susideda kartais iš 5, 6, kartais 9 žmonių. Tai jie yra vieninteliai žmonės, kurie mato, ką tu darai, kaip tu dirbi ir kaip tu tą pacientą yra operuoji. Ir kalbant apie tiesioginę transliaciją, tu supranti, kad kiekvieną tavo žingsnį ir kiekvieną tavo sekundės darbą arba kiekvieną manipulaciją su tavo rankomis, stebi, kaip šitoje konferencijoje buvo 2,5 tūkstančių žmonių, didžiulis tų stebėtojų kiekis ir jisai... Auditorija didelė, viskas yra tiesiogiai transliuojama, tu dirbi ir svarbu, kad turėjom būtent šitam klinikiniam atveju, turėjom, sakykime taip, pasirinkę išties ne patį geriausią pacientą, kalbant geriausią pacientą, norėčiau pasakyti, lengvesnį pacientą operacinę prasme. Tai išties buvo labai sunkus pacientas ir tai tikrai ne pats geriausias kandidatas rodyti tiesioginės transliacijos metu. O sunkus dėl to, kad tai tikrai buvo pavojus gyvybei? Taip, tai buvo ligos eiga pažengusi, buvo daug gretutinių patologijų, daug gretutinių ligų, kurios tikrai didina operacijos riziką. Ir tu žinai, kad ne tiek, kad tavo vožtuvas gali būti problema operacijos metu, bet tarkim gretutinės patologijos, kaip lėtinės plaučių ligos arba pačio širdies funkcija yra labai jau maža ir viskas susidėjo į tai, bet rizika buvo tikrai padidinta ir su visa komanda, kaip kalbėjom, tikrai supratom, kad einam tą tokią plona raudona liniją, bet galutinis rezultatas išties buvo labai geras. Buvo labai daug ir tų klausimų iš auditorijos, nes kai tu darai tą tiesioginę transliaciją, tu viską, kiekvieną savo žingsnį tu ir komunikuoji. Komentuoji, ką tu darai. Tai viskas, kokia kalba? Anglų kalba, tu tą darai, tai reiškia ne tik tu esi susikaupęs į patį operuojamą pacientą, bet tu turi dar perduoti, ką tu darai ir tą tu turi daryti be pauzų, nes tai gali būti neįdomu žiūrėti auditorijai, kuri tiesiog ateina ir jie nori kažką pamatyti, išgirsti ir kažko išmokti. Tai tas dalykas, jis atima papildomą tą kompetenciją, kur jinai turi būti irgi išugdyta ir aš manau, tas mano pastarųjų gal 4 metų darbas važinėjant po pasaulio centrus ir mokinant kitus gydytojus, kaip daryti tas operacijas, privedė prie to, kad aš tikrai, sakykime, buvau užtikrintas tuo, ką darau tiesioginėje transliacijoje ir tikrai turėjau superinę komandą, kuri, kaip sakau, be jos tu esi niekas, tu gali ten daryti, ką nori, bet jeigu tu esi vienas, tu niekuomet neturėsi jokių rezultatų. Ir turbūt eikim prie to, kad ir komplikacijos vyksta tiesiog. Jeigu įvyksta komplikacija, tai tu neišjungsi kamerų, neišjungsi transliacijos, neišjungsi mikrofono ir tu turi mokėti susivaldyti ir tą komplikaciją pirmiausia ir visi tave stebi. Tai turbūt apibendrinant, tas toksai, sakyčiau, yra papildomas iššūkis operuojančiam chirurgui. Ir žinoma, gale sėkmingos operacijos tai yra tikrai didžiulis savo ir savo visos komandos tų gebėjimų pasididžiavimas ir kad mes galime tą daryti. Ir tai tikrai mačiau visų veidus ir visi buvo tikrai laimingi, kai baigėm visą transliaciją. Planas B buvo? Tai planas buvo visuomet yra ir planas C yra ir tu tikrai, aš jau buvau turbūt susidėliojęs visas įmanomas scenarijus, ypatingai su tokiu sunkiu pacientu, su anesteziologu, kuris tikrai vienas mūsų geriausių yra, buvom apsitarę, ką darysim, jeigu bus taip ir taip, nes anesteziologas tai yra tiesiog dešinioji tavo ranka ir be jų mes nieko nepadarytumėm. Tai bet sakau, komandinis darbas yra vienas, turbūt net ne vienas, o pats svarbiausias dalykas. Ir tai turbūt irgi iliustruoja, nes tai yra komandinio darbo sėkmė. Ir tas tikrai man pasimatė. Ir smagu, ir tikrai smagu, kad mes esame užaugę parodyti save pasauliui.
Šitos operacijos intervencinės, jos yra, šiandien jau jos vyksta, bet jos yra ateitis, ar ne? Ar jos išstums tas atvėrimą perspektyvoje? Ar... Tai tikrai nemanau, tikrai negalvoju taip, visas pasaulis turbūt irgi adaptuojasi prie to. Ir gal specifinės kažkokios, tarkim, ligos, nes turime 4 širdies vožtuvus. Pagrindė tai vyksta pagrindinio, vadinkim, aortos vožtuvo ta intervencija, kurią atliekam ir kuri yra pasaulyje tiesiog sparčiai lipant į viršų su skaičiais ir tikrai lenkia chirurginių operacijų skaičių. Ir toj pačioje Amerikoje ir Europoje tai yra perlipę, tų intervencijų yra atliekama daugiau negu atviros krūtinės ląstos operacijų, kalbant apie šito vožtuvo korekciją. Bet yra dar 3 kiti skirtingi širdies vožtuvai, tai yra dviburis, triburis ir plaučių arterijos vožtuvas. Tai jų intervencijos yra žymiai mažesnės, tai yra retesnės. Ir tada būna įvairių pasirinkimų ir vėlgi tai tuo metu niekuomet negali išstumti chirurgijos iš šios srities, tai sakyčiau priešingai, dažnai matome, kad chirurgai irgi nori būti dalis ir intervencijų ir manau, kad tai yra dar vienas sėkmingas galimų komandų formavimas, kuomet yra formuojamos komandos ir su intervenciniais kardiologais ir chirurgais ir tada ta tokia kompleksinis priėjimas prie paciento gydymo išties yra labai vertingas, nes kalbam apie paciento išeitis, rezultatus. Tai komandiškai mes galime daug padaryti ir aš manau, tai yra ateitis, kuomet tiesiog tas darbas turėtų sklandžiai vykti tarp tų 2 specialybių, jos yra viena kitą papildančios ir persidengiančios. Ir niekada nebus, kad mes pakeisim arba vieni kitus. Turbūt kalbant, žinoma, apie tą turbūt ateitį ir tą tendenciją, kur visas vožtuvų gamybos procesai arba naujų produktų gamyba širdies ir kraujagyslių patologijose vyksta, tai jinai pagrindė, žinoma, vyksta intervencinės kardiologijos srityje, nes sukurti vožtuvą yra viena, bet sugalvoti, kaip jį per centimetro skylutę nustumti, įvesti, paleisti ir tą padaryti sėkmingai, tai yra daug tūkstančių dalykų, kuriuos reikia sugalvoti, padaryti, ištestuoti ir sėkmingai paleisti į rinką. Tai visas tas kompanijų dėmesys dabar būtent yra į tai, nes jeigu tai palyginam su chirurginiais vožtuvais, tai atvirų būdu tu atsiveri krūtinės ląstą, sustabdai širdį, matai vožtuvą ir tu gali įsiūti vožtuvą ir tau nereikia jokių ilgų kažkokių įvedimo sistemų arba sukinėjimų ratų, kur kaip ir turime, jų nereikia naudoti, tiesiog imi vožtuvą ir įsiūni. Tai va tas procesas sukurti vožtuvą yra vienas, bet kaip įvesti į žmogų, tai yra visai kas kita. Dėl to šitų vožtuvų ir kaina yra ženkliai skiriasi, palyginus visam pasauliu, tai gal sakykime, jeigu nori atlikti TAVI procedūrą palyginus su chirurginiu vožtuvu, tai tikrai skiriasi kokiais 3-4 kartais operacijos. Kiek kainuoja tokia operacija? Lietuvoje jinai kainuoja būtent, kalbant apie pačią vožtuvo kainą, kur yra kompensuojama ligonių kasų, tai apie 13 000 eurų vieno vožtuvo kaina, ir papildomai, žinoma, yra mokama už pačią procedūrą, tai jau tada kiti įkainiai, bet tai ligonių kasos maždaug išleidžia apie 20 000 iki 20 000 eurų už vieno paciento gydymą. Kiek ilgalaikis yra efektas tokios intervencijos žmogui? Ilgalaikis efektas tai yra, sakykime taip, individualu, labai individualu pasakyti, kad jūs jausitės gerai tiek ir tiek laiko, bet jeigu mes turėtumėm kalbėti apie pačią vožtuvo ilgaamžiškumą, yra toksai terminas angliškai durability, tai kadangi tai yra biologinė struktūra, tai yra jaučio perikardas, kuris yra praėjęs daug tų mechanizmų gamybos procese, jo gyvavimo ilgaamžiškumas yra dabar įvairių duomenų paskelbtų, yra apie 10, 12, 15 metų. Paskui tas jaučio perikardas jisai degraduoja, tai kadangi tai yra biologinė medžiaga, jinai būnant įvairių veiksnių įtakoje, kuomet yra didžiuliai slėgiai, kadangi iš sklivelio eina didžiulis slėgis ir tos vožtuvo struktūros turi tai atlaikyti, jos anksčiau ir vėliau jos degeneruoja ir tada
na, reikia daryti kitą intervenciją ir, na, galime atlikti vėlgi tokią pačią operaciją ir po 15 metų tam pačiam pacientui, kuriam buvo, na, įdėtas šitas vožtuvas ir tada, na, turime dar kitus dar 10 metų. Stumkim dabar biškį mediciną jau visai pabaigai truputį į šoną. Kasparo palinkėjimas Tauragiai ir projektui 518. Na, iš tikrųjų, pirmą kartą supažinau, kai pakvietėte dalyvauti tame projekte ir, na, teko truputį paskaityti apie tą idėją, kurią tikrai sveikinu ir džiaugiuosi ir tikrai linkiu surinkti tą visą pašnekovų skaičių ir, na, būdamas vienas iš jų tikrai, na, man yra didelė garbė, kadangi, na, buvau pasirinktas atstovauti Tauragės vardą ir kalbant apie Tauragę, tikrai tikiuosi, kad užsimegs dar ne vienas projektas, na, su mano vieta, kurioje užaugau, kurioje susiformavo mano kaip asmenybė. Ir tikrai matau, kaip jinai dabar šiai dienai keičiasi. Tikrai matau visos ir, na, ir savivaldybės darbą, ir visus dalykus, kurie yra daromi, vykdomi. Tikrai, na, džiaugiuosi, matau tendencingą judėjimą, na, tokiu, mano nuomonė, tikrai teisingų kelių ir matau tas jaunimo pasididžiavimas, būnant to dalimi, irgi yra labai svarbus, kadangi, na, suprantame, kad jaunimo prisidėjimas prie viso miesto augimo yra išties vertingas ir tai yra ta jėga, kuri, na, sakykime, projektuoja tolimesnę ateitį Tauragės ir tikrai manau, kad esame, na, tikrai tam teisingam kelyje, nesustokim, projektuokim save tom pačiom turbūt direkcijom, o gal netgi platesniem. Pabandykime pasiekti daugiau, gal tarptautinių bendradarbiavimų, kas iš ties labai svarbu ir tada, na, būti ne tik Lietuvos žemėlapyje, bet būti, na, ir užsienio valstybių žemėlapiuose, būtent Tauragės vardas. Tas irgi turbūt būtų, na, iš ties, kaip ir nesakyčiau, palinkėjimas ateinantiem metam, ateinančiam dešimtmečiui būti, na, atpažįstamų veidų, na, už Lietuvos ribų. Kiek galėsiu, pasistengsiu taipogi tą vėliavą nešti ir savo, na, tikrai tais neretais išvažiavimais. Tai, na, ir tikiuosi sugrįžti dažniau, galbūt pakviestas dažniau į Tauragę, tikrai nėra toli. Bus galima tikrai pagalvoti apie kažkokius naujus projektus ir tikrai esu atviras visiems pasiūlymam prisidėti prie bet kokių veiklų, jeigu tik galėčiau, jeigu matot, kad galėčiau būti naudingas. Tai sėkmės visiems. Tai ačiū labai. Ačiū labai.